Kaip manai, kiek tau laiko tai sutaupė? Bent kokius 2-3 metus, manau, kaip minimum. Net ir daugiau iš tikrųjų. Kokie atvažiavai ir kokie išvažiuoji? Atvažiavau labai dideliam išdidume, didelioj aukoj, labai sunkiose būsenose, praeinu nemenkus išbandymus šiuo metu gyvenime. Išvažiuoju daug ramesnė ir daug labiau savim pasitikinti ir su planu gyvenime, ką toliau daryti, kokius žingsnius žengti ir kurią kryptim žiūrėti. Kokią emocinę pagalbą čia gavai? Labai svarbu buvo tas, kad jaučiausi saugi visoje šitoje erdvėje, būti tuo, kas esu. Kokie tau buvo gal stipriausi momentai? Stipriausi suvokimai buvo tie, kad viskas tarnauja vardan visų mūsų gėrio. Tai labai išlaisvina iš tikrųjų. Ką Liudas čia veikia? Man patinka Liudo gylis ir nuožmi tiesa, kurią jisai transliuoja mums visiems. Nuoširdumas tai labai stipriai išblaivo iš iliuzijų. Niekur kitur nesu mačius tokių metodų dirbant. Jeigu kreiptumės į save prieš tą savaitę laiko, ką tu jai pasakytum? Kreipčiausi į moterį, kuri galbūt jautė daug, tarkim, neteisybės kažkokio jausmo, jautėsi nepasitikinti savimi. Ką tu jai pasakytum? Pasakyčiau, važiuok pas Liudą. Tam žmogui, kuris žiūri, kuris dvejoja, kuris nežino eiti, neiti. Aš irgi dvejojau, ypatingai, kaip ir sakėjai, kai sužinojau kainą. Dvejojau dėl to, ar aš tikrai gausiu tiek, kiek sumoku, bet kaip ir sakiau, Liudą iš seniau žinau ir jo pasitikiu, tai nenustebino. Tai, kad viskas suveikė daug geriau, negu tikėjausi. Viskas tobulai sudėstyta iš aukščiau. Ar baisu buvo prieš kamerą atsisėsti? Taip, buvo baisu atsisėsti, bet sako, reikia eiti ten, kur bijai.